Labas rytas, Saulė. Ką darai? Labvakar. Labvakar. Sniegą šluoni. Labvakar. Grėbi sniegą? Ar neatsibodo grėbti sniegą? Ne. Dar ne? Dar bus naujas snieg kitą savaitę. Valgyti nenori? Ne. Ne, dar niek nenori. Nu gerai. Šluok. Grėbk toliau. Sveikučiai, draugučiai. Išmiegojau iš vienos naktinis. Eisiu dar reikėtų papildom. Tiek aš šitą padarau, kol atsibundu 2 valandą, kažko biškį pasitvarkau, pavalgau. Vėl miegoti, vėl vakarsi, vėl naktinį. Vairė permerktus gvazdikėlius. Jau 10 dienų neįstovu, o gal ir daugiau netgi žydų. Tos galvutės kits pats nulinksti, nulūžta, nes labai sunkiai. Nu, bet gražus. Gražus gvazdikėliai. Ani dar 10 dienų tikrai stovėti gal. O tai nulinka, pati nulūža. Šią naktį atidirbau normalią, biškį buvau tokių visokių. Man nepatinka tie senukai nuverst, atrundint žemės. Tas man labiausiai nepatinka, kada nebe vartaliuojas. Bet aš pat vakar vartaliuojaus, atvažiavusi darbą, išlipau iš mašino, tą aikštelį tik ledėnį. Jau aš beveik turėjau tik nuėjot, kad aš apvirsiu. Buvau užsniegs ir bumt ant nugaros, tai gulėjau, bet atsikėliau. Pradžioj alkūnį skaudėjai. Aš galvoju, kaip čia dabar bus, jeigu sulūžau, nes naktį mes tik dviejų visam tam pastatį. Bet niek, paskui rytmetį petys pradėjo skaudėti. Dabar, kai miegojau nugarą, vis atrodė petys skaudėjo. Tai turbūt tik susidaužiau, ne? Gal nesulūžau. Tikiuosi, kad nesulūžau, bet taip nuvirsti. Žiauriai reikia atsargiai eit, kada ir ledas, ir pasnink švieži sniegą. Labai. Nu, parodau galutinį darbą. Vien sieną mes tik išklijavom su tom papūgom. Flamingas. Likus dalį reik dažyti, pakeisti šviestovą. Žiūrėk, kad rozėti, reik jungiklį pakeisti. Bet vis tiek malonė, nors tiek atsinaujant. Tokiam ryškiam, su tokiais ryškės tapetas negau vis sienas. Čia tik vienas turbūt kaip akcentas. Man atrodo, kad daug linksmėsnis. Tik tai reik prižiūrėti, kad vyrs nepadarytum burdakėlį, nes jis prisikraunčia visokių darbinių savo rūbų ir niek negal išmesti. Nu, čia pastovi kol jau. Aš taip suprant, kad iki gyvenim gal čia mums bus kariauti su rektom gražliam putį, nes čia ir ta, kur buvo, kad mes atsikraustėm. Kelimėlį gal nori nusipirkti jėskį. Nu, ir fainai, nors kažkiek atsinaujini ir tai ir labai malonė. Ką tu ari šiandien? Ką tu? Kaip tavo ausis? Buvai pasivakščioti su tėvu, ne? Esi laimingas, kol mama miegoja. Eisim valgyti. O valgysim šiandien kaimietišką, kaip tikri, kad esam kaimiečiai, žemaičiai, bulves. Pats skaniausias maistas. Dar įsidės gal sviestuk su druska. Nu tai geresnių pėti nereik. Čia ir tas lungė mūsas, kuri panašsi lietuviška. Dešra kepeninė. Tik tai ir čia ne dešra Norvegijoje, bet ir toks kaip košė. Bet skonis tai tas pats. Šitkaip. Einam valgyti. Skanių jums pietukų, draugiuką. Labą dieną, draugučiai. Šiandien 4. ir aš pradedu savo dieną. Dabar į 4, ne, nu jau pradėjau kokios 2. Va, kokį pasidariau maistą šiandien. Iš grybų,
katras susiradau, prigrybavau, kada vedžiojo mariok rudenį. Virs ir žvejybo, dienai graž, bet labai šalta. -10 buvo šiandien, kai grįžau iš darbo. Ir buvo man stres, skambinau kelis kartus, 4, koks 5, vyrs neatsiliepė. Paskiau atskambino, ant negirdėjo, nam gera akim žuvis ir, bet vyrai yra, ne? O jums ir tie buvo. Aš jau įsivaizdavau visokių reikalų. Jau pat blogiausią scenarijų įsivaizdavau, nes vis tiek yra ant ledo. Pavalgysiu dabar pietuks, žiūriu Žemaitį kitą, arba tiksliau negaliu vis žiūrėti, o dabar nus video paskutinės labai ir skaudė man. Nes netek šuniuk, net neįsigilinau kapins ten, bet aišku, jis buvo nutrenkts ant kelio, neprikėl gyvena, tas šuniuks lakst palaidis. Tai garantuota, kad mašina nutrenkė. Tai aš net negaliu žiūrėti tokių video visų iki galo. Gerai, draugučiai, gerų jums pietukų. Reikėtininks suriuks. Jis reikėtininks. Nors kaip maž bulvytė, ne? Nors tiek daug, kas nors duotam. Niam. Labas rytas, suraitytas. Šiandien ir penktadienis, išeiginė. Vis savaitgalis ir laisvus. Jau tos, kad būčiau gausi atostogų. Dabar lėkim su oriuku. Spaudžiam. Lėkiam palakstyti. Sėdė, dirb. Lėkam? Lėkam. Tėtis išvažiavo darbuotis, atsikėlė 6 valandų ir išvažiavo dažyti Anukytės Matildos kambarį. O mes šiandien darysim pietus. Dabar lėkam pasilakstyti. Gražiai, ramiai. Gražiai, linksmai. Visiškai. Kas čia vyks šiandien? Kas čia dar suskidens? Sėsk! Visai. Šiandien jau rekordas. Negražaus elgesio rekordas, ne? Palauk. Žiūri mane šuniukų. Suskidimas 3000, ne? Einam gražiai, lėtai, lengvai. Palakuri. Šalt šiandien -7. Bet toks vėjėlis yra. Kur yra lobis? -8, dar šalčiau pasidarė. Niek nesuprantu. Dar atšalo. Aš čia užsisegiau. Varom, Marija. Penktadieniaujam toliau, draugučiai. Sakiau, kad antradienį išsiteisiau ant ledą prie mašins prieš naktinį pamain. Tai buvau susitrinkus. Pradžio galvojau, kad susilaužiau kažko. Kai atsikėliau, galvojau, kad drunk susilaužiau. Pradžio alkūnį skaudėjai. Vėliau rytmetį jau dar pradėjai petį skaudėti. Dabar skaud vis nugar ir pradėjai po šonkaulių lonk skaudėti. Matyt, kažkur susitrinkėjo tik smarkiai. Ačiū Dievu, kad nelūžo. Būkite atsargiant ledą, ypač kada
pasningt, toks šviežas sniegėlis labai pavojinga. Taip išsitiesiau, kad... Nu, bet gerai, kai niek nesulūžau. Einam daryti cepelinų dabar. Pirkau kiaulienos faršą. Pakepinsiu cibuliuką. Šiaip kiaulienos nenaudoju, bet kadangi nebus spirgučių, pakepinsim jį dar padarysim. Grietinės pirkau. Dar pirkau porą dalykėlių, kur bus staigmen. Ryto turiu padaryti staigmen vyro iš pat ryto. Ir dar turiu nuvažiuoti nupirkti vieną dovaną. Dabar aš sakysiu internet. Uns galvos, kad aš nam tų barzdas kaip padovanosiu, bet uns nežen. Aš nam padarysiu staigmen. Dar vieną dalyką sakysiu, kur uns labai nori. Ir va, pažiūrėkit, kaip aš šiandien apsišoviau. Kaip aš apsišoviau. Tuos maišus būdavo didelis toks polis. Ten didelis. Ir aš vis apčiupinėdavau ir atrodo, kad didelis. Buvo vieną maišą nusipirks seniau, o kit šiandien dar mažesnį nusipirkau. Nu, dabar turiu skoist kokį porą valandų, kad padaryti cepelins. Nu, niek, atsisėsiu. Atsisėsiu, įsijungsiu, ko nors įskosiu. Ko jau užsispyriau. Bet kokia apgavystė, ne? Vis laik tepi. Nu, apgavo manim Norvega šį kartą. Su tokiam bulvytėm padaryti cepelins, čia jau iššūkis truputėlį, ne? Sukrat kiaulins bolis. Į mažį parduot, kaip užgers. Prisiminiau vien bairį skusdam, kaip vyras buvo išsikėpęs kugelį, kad aš buvau išskridus į Lietuvą. Buvau išsikėpęs, susitarkavęs iš neskustų bulvių. Nu, gal tos bulvytės netoks buvo, gal buvo tik švieži, su lūpen. Mums nusiplojo, sutarkavo. Ir dar manim vaišint, kai aš grįžau iš Lietuvos. Buvo skani, bet toks bajeriukas gers. Iš neskustų bulvių pasidaryt kugelį. Čia tik vyra gal taip sugalvoti, ne? Nu, draugučiai, pavargau, tai jau tikra. Jau varau, nu, koks 2-3 valandas. Blogiausia, kad buvo mažas bulvytis, aišku. Ir sutarkavus kokius 2/3 sugėdu. Ta tarkavin, ten toks ne rusišk tarkavin, bet tas virtuvinis kombainas. Nežinau, ar ten sugėda ir išsijungia. Bet ne, pabaigiau su runkom. Negalėčiau būti nei dirbti nei virtuvė, nei kavinė, nei... Ne. Jokių būdų. Nu, draugučiai, cepelinai jau ir bagažiniai. Mama lėkia pas vaikų. Ori, tu būk numelis. Būk numelis. Pabūsi numelis. Mama Greta grįž. Mama grįž Greta. Ateis žinutė, kad ateis sąskaita už elektrą 3,5 tūkstančių kronų. Nu, daugiau jo. Jau daugiau šį mėnesį. Lėkiam. Tiek daug nebepadariau, kiek suplanavau. Oi, nepaneš. Kavyt pasidariau. Noriu išmest šiukšlis. Šiandien tiek daug nepadariau, kiek suplanavau, bet padariau vis tiek nemažai. Užsakiau dabar vyro dovaną. Reiks užvažiuoti, pasiimti parduotuvę. Reik kažką padaryti, kad jis nematytų. Paradau cepelinus. Cepelinai mašinai. Uždenkiam su tojutėliai verda cepelinai. Močiutė atvažiuoja. Hop. Bet kas dėl elektros kainų, tai skaičiau skuodų skelbimus, žmonės irgi diskutuojant, kad žiauriai žvėriškas atėjo dabar sąskaitas. 2x negu buvo. Tai taip ne kažką. Aš dar sodybą moku.
Ten man buvo pastovi, tik paskaičiau 105 eurus, bet ko gero dabar jau dar labiau bus, dar padvigubins. Nu, ko važiuojam pas Vaku, pažiūrėsim, ko tas vyrs ir išdažys ten. Anūkytis kambarį, kiek ir pradėjęs dažyti. Lekiam su cepelinais. Palauk, greitai nepasėmiau. Kiek privargau su tas cepelinas, o dieve, dieve. Reiks nusipirkti tarkavę mašiną iš Lietuvos parsisiųsti. Šalta, Rika, oi kaip šalta. Penktadienį vakars, oi, kaip šalta. Taip, baigęs mūsų dieną. Ane, Ori? Prisivalgėm daug cepelinų. Turi slėpti vyro dovaną. Ryto vyro gimtadienis ir jums nežin, kad aš nam padovanosiu ne tik bartų barzdaskutį, bet ir dar kai ko. Čia ir GoPro kamera. Tylė kalba. Dabar paslėpsime gamai. Tikiuosi, kad jis nepažiūrės video. Sakys, nežiūrėk gal. Bet tai nežiūrės, nes jau mėgti. Šį vakarą kelsiu dar vagėlį. Žadėjau nebekelti. Bet pažiūrėjau, kad dar vienas atsirado prenumeratorius, tai kažkaip sukėl. Pakėl motivaciją. Tai čia ir kažkoks tos perneš GoPro. Jis galės užsidėjęs ant pilvo, žvėjuoti ir filmuoti. Tik nežinau, va čia yra atminties kortelė, nėra. Nesupratau, bet dabar neišardysiu. Turėtum atrodbūt. Paslėpsiu čia mėgamai. Įkiuks, drauga. Gero jums penktadienį vakar. Einu žiūrėti, kakadu penktadienis. Įkiuks.